pradėta čempionate pergalė, tenkino žaidimas? Pirmą kėlinį tenkino, antrą kėlinį netenkino. Kas atitiko antrajame kėlinyje? Išsiorganizavo žaidimas tada, kada mūsų vieną žmogų pašalino iš aikštės 2 minutėm. Tada reikia pergrupuoti žaidėjus ir jie turim turėti tam tikrą laiką, kad persiorganizuoti ir vėl pajausti savo žaidimą, ką mes turėtumėm žaisti. Antras dalykas jau, kada yra 6 žmonės, yra sunkiau gintis. Tai va tas ir gal daug labai baudų, kurių neturėtų būti. Tai jeigu visą tą dalyką ištaisyti, būtų žymiai paprasčiau žaisti. Kaip yra svarbu pradėti čempionatą pergalę, dabar lengviau bus kitose rungtynėse? Manyčiau, kad labai svarbu. Pirmas rungtynės pačios svarbiausios, antros dar svarbesnės, trečias dar svarbesnės, bet pirmas pačios svarbiausios. Žaidimų galim visada rasti trūkumų, bet pergalę esam patenkinti. Trūko gal biški dar pirmas varžybas, spyrėsi užpakalį, trūko dar biški susižaidimo. Daugiau įsivėlėm į tokį gynybinį žaidimą, žaidėm ne taip, kaip mokam ir galim, kaip treniravomės. Bet liko dar šiandien 2 varžybos, tai manau, 3 varžybose parodysime galim. Pirmas pelnai taškų šitam čempionate, tai svarbu laimėjimas, kabutėse? Ne, iš tikrųjų, zonusų neskaičiuoju. Kai užnešu, tai užnešu, bet šiaip man nesminis dalyks, man esminis gal labiau pergalė, komandinis žaidimas. Kaip komanda žaidžia, kaip ginas, tokie dalykai. O žeminims ne mano viena yra. Man gal kažkas atidavo faslą gerą, aš prabėgu ir viskas, tik prispaudžiu taškus, ne vieną žaidėjo darbus. O savo namų aikštelėje žaidėte, ar jautėte spaudimą, ar vis dėlto maloniau žaidėte? Labai malonu, palaikymas didelis, labai malonu, iš tikrųjų. Nesužaidęs dar namuose va tokios varžybos ir visada galvoju, kas tos namų sienos, bet iš tikrųjų jos labai daug duoda. Ne veltui sakoma, kad namie žaidžiant yra lengviau, iš tikrųjų taip ir yra.